Nieko neturiu. Kai atsistoju prie štangos ir kojomis paliečiu tą rievėtą dalį, aš dėkoju Dievui už šią galimybę, už blaivybę, už šeimos dovaną, už tikėjimo dovaną. Ir aš noriu jums parodyti, kaip tai daryti. Iš esmės reikia, kad masė būtų kuo arčiau savo kūno. Taip kiti daro su tuo šešiakampio formos štanga, ta, kur tenais įlendi ją pačią, bet aš tikiu klasikiniu būdu, kad galima kiek arčiau savęs pritraukti tą štangą ir atitinkamai taip, ir kraujo gali ištekėti, kai ta rifliuota dalis tau pataiko, bet su patirtim tai yra įmanoma, kad ten nenusibraižysi ir čia nieko tokio. Paskui galima dezinfekuoti ir čia viskas ok. Nes balansavimas tas, jisai ateina su laiku ir mano didžiausia klaida realiai buvo, kad aš per retai darydavau mirties trauką. Dabar stengiuosi daryti ją praktiškai kasdien. Savame aišku, sekmadienis yra šventa diena, ne, jokių būdų negalim, aš nieko nesportuoju. Bet šitas dalykas dėvė, bet reikia daryti praktiškai kasdien. Kitas momentas, aš darydavau, pavyzdžiui, tik vieną priėjimą ir darydavau 10. Tas 10 man atsiliepdavo labai stipriai, tai blogai nesinori daugiau. Tai aš dabar darau 5 x 5. Ir pasirodo, šitas dalykas veikia. Ir aš normaliai, kadangi esu įpratęs prie 10, tai man 5 labai greit praeina pakartojimai. Tada aš atsikvepiu ir tada vėl. Taip, dėl svorio. Jūs, jeigu ten pradedate iš viso, užtenka vieno štango, čia nieko. Svoris visiškai nesvarbu. Aišku, visada yra, gal man užtektų mažiau, bet iš tikrųjų pats tas. Aš esu įpratęs, jau žinau kaip kas, mano kūnas jau įpratęs. Čia ir yra, viskas yra smegenyse. Jie yra įpratę prie daug metų. Ir dabar kas man belieka, ir esminis dalykas, tai yra greitis. Bet greitis turi ateiti iš kojų. Čia yra esmė, kad tenais kažkas pačiulpę steroidų, ten paima visas atsilenkia su savo nugarą ir tenais dženkteli, tenais tie svoriai. Čia yra niekas. O to įtempio, to maksimalaus išsitiesimo keliuose nėra, čia yra visiškas niekis. Mums reikia vienu metu išsilankstyti. Čia yra pats didžiausias malonumas. Man pavyko jau prieš daug metų padaryti, paskui aš nuklydau nuo to, visi svorį didinti ir paskui tas gaunasi tempimas. Čia apskritai šitas pavadinimas mirties trauka nelabai man patinka, nes aš labiau stumimas, man atrodo, yra. Ir aš per daug metų galėjau išvysti tą, kad mano kojos nustumia. Aš žinau, ką aš darau. Man reikia ir mums visiems reikia kuo stipresnių kojų, kad jos stumtų. Ar tai būtų žemės paviršius bėgant, ar tai būtų dviračio pedalai minant, ar tai galų gale gyvenimas. Nes jeigu mes gyventumėm į kitą planetą keltumėmės, tai čia didžiausia problema, kad kai nėra žemės traukos, viskas iškart nyksta. Ir jeigu mes norim būti stipresni, mes turim nuolat palaikyti aukštesnį lygį, negu tik tai šiaip žmogus vaikščiojantis. O kiti žmonės net nevaikšto, visą laiką automobilė. Bet vis tiek gravitacija veikia, tai kažkiek perina, šiek tiek į tualetą nueina gal. Turi minimaliai, absoliučiai minimaliai raumenų. O paskui iš viso jau į senatvę, kadangi niekada nesirniruoja, viskas išnyksta, viskas, vien tik riebalas lieka, sarkopenija tada. Ir tada pizė. Todėl čia neužleiskit, kuo anksčiau pradėsiu, to geriau. Ir tada galima visą laiką, 60 metų, aš sakau, aš matydavau, kaip 60-mečiai tokie ten su paaugliais lenktynėse dalyvauja. Ir to prasme išsilaiko, man buvo ten virš 30 ir aš jau be šansų man. O jie virš 60 ir laisvai dviračių lenktynėse. Tai čia ne metas esmė. Bet savaime, aišku, tu negali nuo nulio pradėti tokio amžiaus.
Nu, kažkiek gali, aišku, pasitvarkyti, viskas čia gerai. Nu, šiaip beje man kem 4, svoris 7,5, ūgis 1,80 m. Ir aš dabar jau pradėjau pusryčius valgyti, nu, miuslį tenais tokius veikų iš Lidl su pienu užsipilu stipriai, savaimišku tukriu pienu. Nes aš pastebėjau, jeigu dažnai sportuojate, vis dėlto reikia daugiau tos energijos. Ir kaip sakant, čia labai svarbu. Čia viskas. Apskritai, jeigu neišsimiegojate į sporto klubą neik, čia yra nesąmonė. Aš mačiau vakar ant Lekpreso kažkoks gal užsienietis, tamsesnis toksai. Gulys, ant sėdi kažką, telefonas mauko, biški ten padročina su kojom, biški pastumdo, ten tik biški net ne apie visą diapazoną. Jo, haidė, nu kas tau čia nais, nu nieko, aišku. Čia toks gyvenimas ir aš tai pagalvoju, bračią. Realiai jaunimas ir ne tik laimės tas, kas išmoks kuo mažiau naudotis telefonu. Kuo mažiau pražiūrėsi tą šūdą, tas laimės gyvenimą. O kitai be šansų, ką tu. Aš pats šiaip telefonė, tai aš visiškai beveik nežiūriu, man visiškai neįdomu Instagramas. Bet namie po darbo YouTube'as man eina per 2 ekranus. Ir tą. Nu, norisi kažkaip laiką tą. Taip, nu, malonu, čia yra atsipalaidavimas, nieko nepadarysi. Kartais Unreal Tournament šiek tiek pasileidai, bet ir tai jau nekabina. Nu, bet gyvenime čia yra pats svarbiausias dalykas. Čia pati didžiausia klaida, kai tu su to sporto klube pasiimi telefoną į salę. Čia kam tas telefonas į salėj? Nu, gerai, jeigu ten save nufilmuot kažkaip, bet geriau su fotoaparatu, patogiau stovi geriau. Ir šiaip, kai jutiklis didesnis, tai geresnis vaizdas. Taigi, pabaigai, kaip šitą daryti pratimą. Reikia treniruotis, reikia atsargiai, reikia ieškoti, jausti būtent to darbo su kojom. Aš matau mergaitės, gali būti gležna mergaitė užsidėjusi 100 kg. Nu gerai, jinai išsmaukia tą į viršų, susirietusi kaip katė. Nu kas iš to? Tu ten vien tik su tais slanksteliais, tenais jau ten šokinėja tie diskai, nu kas iš to? O beje, aš, kaip sakant, apsaugai savo šiaip nerekomenduoju apskritai niekam daryti, nes tu gyvenimui sugadinsi. Jeigu tu netaisyklingai darysi, tau iššokinės tie diskai, viskas. Gyvenimas sugadintas, jau ne tas, jau senukas. Jau kaip sakant, jau būk kaip fake natural. Jau, čia trauma. 40 metų, taip. Injury. Jo, nes steroidai duoda impulsą, atrodo jėgos daug, kelk kiek nori. Oi, būna tokių sporto klube. Aš aišku net nežiūriu, man neįdomu, vis tiek nemoka. Tai kas iš to? Vien tik tai ego. Čia jokio skirtumo, ką tu pakėli steroidą pačiulpęs. Kiekvienas galima, aš irgi susileisčiau, ką. Nu, bet žinokit, kuo toliau, to man tie raumenys šlykštus. Gal filtras uždeda, nu čia priklauso nuo genų, bet papilkė visi ten oranžiniai, violetiniai, tiksliau. Fu. Ten tik kraujas matas, kraujas ir vanduo. Ten nėra raumenų, ten yra uždegimas. Tik aišku, impulsas eina į centrinę nervų sistemą, kad galiu kelti ir viskas. Ir prašom, ir paskui sausgyslės tik tai ten šokinėja. Tai kas iš to? O pabandyk pabėgti 10 metrų. Šūdas, viskas. Kaip vienas lietuvis bodybuilderis sako, aš kai eidavau per šaligatvį, aš ieškodavau tenais tos, kur ten kūdikių vežimėliam, kad nereiktų man fucking kojas pakelti. Jūs įsivaizduojat? Aš galiu, aš visada perbėgti, aš galiu pašokti. Per balą peršoko aš visą laiką. Čia man jokių problemų yra. Aš eidamas beveik nieko nejaučiu virš žemės paviršiaus. Tai čia, prašom, nu, čia sportas. O jeigu reiktų paskui savo vaiko bėgti, viskas tau. Ar ten kažkam padėti, ar ten kažkas papjaut norės. Ką tu? Apskritai, nieko nepadarysi. Jau tikrai neapsiginsi su netikrais raumenim, čia yra kas kita, čia yra technika. Nu, jau geriau išmoks bėgti, šiaip tai. Nu, o bėgimas tai irgi širdies, tu turi būti jokių prakaitavimų, ten kiti prakaituojasi, prausėsi, į pirtį. Aš niekada neinu į dušą, nebent kai vandenį buvo atjungę vieną kartą nuėjau.
Niekada sporto klube į dušą neinu. Čia nesąmonė, tenais man čia malonumas čia. Man vertimas darbas, dviračiu važiuoti, va tenais suprakaituoji. Čia tai šūdas, pakiloti, bet traukimus padaryti, kad tenais smaukytis per daug, kad tenai jau praustis. Nu, ir dar pačiai pabaigai aš noriu pasakyti, jūs visiškai nejaučiat higienos. Su tom pačiom kojom, tai su šitom kojinaitėm, jūs lypat tiesiai druskas. Va taip paimat iš batų į druskas, pavaikštot po druskas, paskui savo šūdinus kėdukus, naikus, bėgimą aišku, irgi kas visiškai netinka sporto klube. Ir paskui vėl basom kojom dar iš tos saunos ateinat, vėl surenkat savo druskas, smėlius ant pėdų, su tom pačiom kojom pasivalot ir paskui tą ranką dar duosit, su rankom pasivalot, tas pačias kojas ir dar ranką duosit kam nors, ten savo dešrą paimsit. Ir čia higiena, aš sakau, ašgi esu senosios kartos ir aš jaučiu higieną. Bet kai jau į valyklą ateisit, aš mačiau vienas kareivis, jau spirituką pasispirituot rankas, nesgi kovidas. Jo, gero kovido.